Kurdami šių dienų interjerus, dizaineriai vis dažniau atsigręžia į praeities meistrų darbus ir renkasi senovinius antikvarinius baldus, kurie puikiai dera ir prie modernių baldų. Tarkime, mums reikia įsirengti, susikomplektuoti darbo kambarį. Štai matot baldus, kurie turi jau per 100 metų ir viskas yra iš natūralaus ąžuolo masyvo. Kaip matot, tiek knygų spinta, tiek rašomasis stalas yra iš bendro komplekto. Tai yra bendri drožiniai josie. Drožyba matos yra sodo, miško tematikos, tai kažkokie tai augalai matos atkartoti, vynogės, paukštelis. Drožta viskas matosi rankom, kadangi pati drožyba, pažiūrėjus atskirą elementą, skiriasi, šiek tiek tai nėra įrengimo darbas, tai yra grynai rankų darbas. Štai matot darbo kambario krėslą, kuris puikiai tinka prie rašomo stalo. Matosi komfortabilus daiktas, kuom jis yra išskirtinis, tai matosi nugarinė dalis yra būtent spaustos sagutės, kuris suteikia tą solidų vaizdą. Dekoratyviniai vinukai vėlgi yra kalama atskirai po vieną. Tarkim, šiais laikais yra tam, kad sutaupyti darbo laiko, yra dedama visa eilė juostelės, vinukų. Čia yra, matos, tikrai prie jo irgi įdėta darbo. Pati drožyba irgi yra ne staklių daryta ne kažkokio įrengimo, tai yra irgi viskas rankom drožta. Ir matosi, kad darbas rimtas, visi šie baldeliai tikrai gali tarnauti rimtam, perspektyviam vyriškiui darbo kambaryje. Vyriškam darbo kambaryje praverstų ir poilsio kampelis. Kaip tik aš sėdžiu būtent sukurtoj darbo kambario aplinkoje, kur matote minkštą dalį, staliuką, neatsiejama dalis prie darbo kambario yra ir, kaip matot, bariukas susidėti geram viskiui. Minkšta dalis yra iš tikrųjų atvežta iš Anglijos, įsiskiria savo išskirtiniam formom ir savo technologiją. Būtent matosi, šita nugarinė dalis yra spausta sagutėmis, tai yra jau būtent angliško stiliaus užpatentuotas gaminys. Matot, šita banketė yra skirta, gali būti skirta ir prieškambariui, tarkim, prisėsti, apsimauti batus, arba tiesiog atsisėdus darbo kambarį ant krėslo ištiesti kojas ir kad pailsėtų kojos. Matom, yra staliukas. O štai čia matome kitokio stiliaus baldų komplektą. Jeigu prieš tai matėt solidaus vyro darbo kambarį, tai štai čia matot moteriško stiliaus baldeliai, kurie yra jau mūsų restauruoti. Šios baldus galime moteris pritaikyti ir miegamajam, tiek darbo kambarį, tiek galbūt ir prieš kambarį. Tarkim, kosmetinis stalelis, matot, ir veidrodis, ir stalčiukų turi susidėti galbūt kosmetikai. Tai yra Provanso stilius, visa furnitūra, rankenėlės yra žalvarinės. Matot, yra šiek tiek ir ornamentų. Tarkim, šis daiktas yra funkcionalus tom, kad jisai galėtų būti naudojamas kaip ir darbo kambarį, nes jisai yra, žodžiu, galima pilnai atidaryti ir naudoti tiek ir kompiuteriai susidėti, ar kažkokiam tai darbo žodžių įrankiam, užrašų knygutėm ir taip toliau. Pagrindinis senovinių baldų privalumas, kad jie tvirtai suręsti, yra iš natūralaus medžio masyvo ir todėl tarnaus mums dar daugelį metų. Senovinius antikvarinius baldus restauruojantys Rumšiškėse įsikūrę nagingi meistrai patarė, kad galima keisti baldų spalvą, minkštos dalies audinius ir senovinius baldus priderinti prie turimų šiuolaikinių baldų. Senovinis baldas – puošnus interjero akcentas.